Čia yra termovizorius ir jisai yra mažesnis už didelį telefoną. Tai yra Guide TE211M. Šiaip yra pakankamai pajėgus, tai galima taip paprastai apsidairyti ir matyti karštus objektus 200-300 metrų atstumu. Tai toks puikiai tinkantis prietaisas sodyboje, galbūt kažkai apsaugai prie ūkio, kai tau reikia tiesiog greitai pačiupti ir pasižiūrėti. Šitas Guide termovizorius, skirtingai negu paprasti termoviziniai monokliai, turi štai tokį didelį ekraną. Tai tau jau nereikia kiek glausti per termovizorius, galima kur kas patogiau ir visiškai paprastai apsidairyti. Dar vienas jo privalumas yra labai paprastas valdymas. Tai mes turim tik tai vieną mygtuką, įjungti, išjungti ir pasirinkti meniu, o būtent navigavimas, vaikščiojimas per meniu vyksta sukinėjant šitą ratuką. Kas yra dar labai įdomu ir patogu, mano nuomonė, tai šitas ekranas yra jautrus lietimui. Tai tiesiog įeiti į meniu aš galiu paspaudus ekraną, galiu po jį naviguoti vaikštant su ratuku arba galiu naviguoti irgi su pirštu. Tai čia turim 10 mm lęšį, kuris būtent sukuria tą platų apžvalgos lauką ir leidžia pakankamai gerai apsidaryti ir būtent pamatyti tos objektus, kuriuos jūs galbūt norite pamatyti ir net neįsivaizdavote, kad jie ten yra. Vidinis meniu iš tikrųjų turi labai didelį pluoštą pasirinkimų, bet jeigu jums, pavyzdžiui, nereikia visų šitų funkcijų, jeigu jums reikia tik termovizorius apsidaryti ir pamatyti, tai irgi yra labai geras pasirinkimas, nes tos funkcijos, nebūtina jas naudoti. Tiesiog įsijungiai, apsižiūrėjai, išsijungiai, viskas. Pilnai pakrauti užteks maždaug 6 valandoms, kas yra iš tikrųjų daug kaip tokiam mažyliui, o net jeigu termovizorius yra visiškai išsikrovęs, tai dėka greito pakrovimo funkcijos per 10 minučių pasikrausit ir galėsit tuomet valandą naudoti drąsiai. Šitoks Guide mini termovizorius, tikrai įdomus ir labai parankus prietaisas ir tikrai negėda pasakyti, kad kainuoja jisai mažiau negu 400 eurų. Tai užsukite į OptikSpotą, pasižiūrėkite daugiau, išsirinkite, jau ką skambinkite, siekite su mumis ir pakonsultuosime.